Labas rytas, kol pati ruošiuosi, tai greitai jums papasakosiu, kągi mes čia veikiam, nes mačiau labai daug norinčių sužinoti, kągi daro Elite Code Monake. Ir be abejo, papasakosiu tada kartu šiek tiek apie klientės mano užklausą, ko jinai norėjo, ko jinai tikisi, ką mes siekiame pasiekti ir ką jau pasiekėm. Tai pirmas tikslas, kurio klientė norėjo, tai be abejo atsikratyti nereikalingų kūno kilogramų, išryškinti savo taliją, gražias kūno linijas, moteriškumą ir pakeisti mitybą, įtraukti aktyvumą, bet įtraukti aktyvumą, nes jisai ir buvo tokį, koks turėtų būti pagal ją. Jinai yra vyresnio amžiaus, jai labai greitai bus 47 metai, nuostabiai atrodanti moteris, bet, kaip sakau, tobulėti yra kur ir visada, ir reikia dar daryti, ypač su amžiumi keičiasi mūsų medžiagų apykaita ir mes turime kažką daryti, kaip aš sakau, prisiderinti prie to. Taigi, mūsų tikslas peržiūrėti, pakeisti mitybą, pasiekti rezultatą, išryškinti kūno linijas, jaustis lengviau, geriau, gražiau, labiau išsirengiant, kaip aš sakau, moteriškai, su suknelėm, laisvai ir tuo pačiu be draudimo savo, be didelio draudimo savo, suprasti, ką, kada ir kiek aš galiu valgyti. Arba ne, ko ir kada reikėtų nebevalgyti. Vat kaip paprastas pavyzdys toks dėl vaisių, vat klientai buvo toks keistas dalykas, vat pavyzdžiui mango, gi nieko nėra blogo tame mango, kasgi čia tokio vaisius, kaip tik daug vitaminų ir taip toliau ir panašiai. Ir taip, tas tikrai yra, bet reikia žinoti kiek ir kada jo galima. Čia, kaip aš sakau, paprastas pavyzdys būtų su ofisinė apranga, jinai yra tinkama į ofisą, bet jinai nėra tinkama į pliažą, taip pat ir su to mango. Jis yra tinkamas, pavyzdžiui, kaip užkandis iš karto po maisto, arba į pusryčių košę, šiek tiek nedaug, bet kaip užkandis atskiras, arba vakare, pavyzdžiui, daug vaisių, aš galbūt nesirinkčiau, jisai labai yra saldus, turi daug cukraus. Tai vat, būtent tą mes ir darom, gyvendamos kartu savaitę laiko, peržvelgiam visą mitybą, aktyvumą mūsų, daug judame, sportuojame, įvedėm jėgos treniruotės, ir jau pasiekėm pirmų rezultatų, mes ir numetėm bereikalingą svorį ir be abejo peržvelgiam visą mitybą. Sekit mus toliau.